Klausau. Labą dieną. Labą dieną. Skaitėm skelbime, kad ieškot ekstra veiklos. Ne, šiuo metu neieškau. Bet mes čia skambinam, iš rimtos įmonės skambinam. Iš kur? Iš rimtos įmonės skambinam su rimtų pasiūlymų. O, jūs galite paskambinti pirmadienį? Duokit minutę ir perskambinsiu pirmadienį, bet duokit minutę, gerai? Gerai, klausau. Mes esam įmonė užsiimanti su virtualiom valiutom ir taip toliau. Generuojam pelną milijoną į mėnesį ir jums siūlome valytojo poziciją. Nedomina, ačiū. Gal viens ant vieno nori, ką? Alio. Gerai, jeigu... Alio, mes galim pakalbėti pirmadienį, gerai? Paskambink man, Gabrieliau. Paskambink man, Gabrieliau. Tugi atpažinai, ar ne? Gerai, viso gero. Davai, seni. Aha. Alio. Jo, girdžiu. Dėl Danieliaus skambinam. Jo, gerai, sakyk. Tai kada jį paleis? Kaip supras paleis? Nu, mano draugą Danielį uždarė parų. Mes čia kur skambinam? Alio. Čia mūsų arna? Labą. Dėl Audi. Taip. Koks čia miestas būtų? Jau nebėra, gal senai parduodam, jau viršils. Kada jau parduota, ne prieš kiek laiko? Oi, jau prieš mėnesį laiko parduota Audi. Tai dabar man reikia per naują ieškoti vėl skelbimuose. Alio. Ko ieškoti? Seni, man reikia Audi, aš noriu būti pietuchas. Alio. Alio. Klausyk, šnekėk. Oi, suprantu. Ko jūs nesuprantat? Ko nesuprantat? Lietuviškai gal nesuprantat? Skelbimas išimtas, mašina parduota. O aš matau dabar autopliusė skelbimas, parduoda Audi. Kaimo japas kažkoks. Davai parduok, ei. Išplauk galvą, skelbimas ištrintas. Tu išplauktum man galvą, tai tu afigėlintum. Patikėk. Tu žinai, kas aš... Ne, mašina parduota, išimtas skelbimas jau viskas. Tai iškvieskit man taksą tada. Na. O šitą, o bobų turit kokių? Pasai ten gryčiai. Alio. Viso gero. Davai. Labą dieną. Labą dieną. Dėl Audi. Dėl Audi, taip. Domina Audi, girdėjom, kad nuostabus pirikupas esate. Nesu pirikupas. O kokios jūsų pareigos šitoj veikloj? Kokioj veikloj? Pardavinėjai draugės mašiną. Nu. Tai draugės, draugės mašiną pasigirdo, kad draugo mašiną pardavinėt pradedat jam versle. Ne, jokių pas mane verslų nėra. Koks miestas būtų čia? Vilnius. Supratau, tai kodėl lietuviškai šnekate? Nes lietuvis esu. Gal kaimietis kažkoks? Gal ir taip, nežinau. Vienu žodžiu, kiek jūs norit už tą grabą? Kiek duosi? Kainą matai? 2 cizas galiu duot, max. Nu, kas dar? Galiu malkų duot. Kas dar? Galim išeiti viens ant vieno. Kas laimės, to ir boba, to ir mašina. Nu, kas dar? Galiu ant dančio paimti. Nu, gerai, kas dar? Dar pagalvojau, kad geriau BMW. Kokį bantą rinktumės, nes turiu ir bantą, jeigu nori. X7 domina ir M8. Ar X5 ant minuso? X5 nebent labai patikrinus autoservise pirkčiau, nes jau, kaip sakant, pasimokiau. Pasimokė, ne? Ant kiek? Nu, Kiek 7 tūkstančiai, sakei? nuo 7 000 eurų remontas, plus patyriau teisinių išlaidų apie 3 000 eurų. Ir kaip sekasi dabar, tai dalinės yra, gauni kažką,
tame? Jie griežtai bando atsikratyti atsakomybės, sėdi, meluoja, keičia pozicijas, vienu žodžiu, tikrai įžuli įmonė. Tikrai įžuli. A tai kokia jų tam pozicija buvo? Aš taip ir normaliai nesigilinau. O, jie labai keitė. Iš pradžių sakė, kad nežinojo, kad yra defektai, paskui sako, kad nėra jokių defektų, paskui sako, kad čia aš variklį sudėvėjau per kelias dienas ir paskui sako, kad neva garantinis turi už juos remontuoti, kažkas tokio. A tai jie nesuteikia garantijos, nieko? Ne, tai įmonė parduodama naudotą automobilį automatiškai suteikia garantiją. Ta prasme, jinai automatiškai atsako už tai, ką parduoda. Ir jeigu jinai apgauna, jinai automatiškai pažeidžia civilinį kodeksą ir privalo atsakyti. Tai tokia situacija yra šiai dienai. Supratau. Nėra... Dar vairuoji? Nesupratau? Dar vairuoji, tu jie ar jau bandai atsikratyti? Ne, tai aš ta prasme lauksiu pinigų atgal ir jie pasiims ją atgal. Ta prasme, aš jiems siūliau atsikeisti labai senai, jie atsisakė griežtai, sako daryk, ką nori. Tai aš ne tai, kad darau, ką noriu, bet tą, kas neišvengiama. Padaviau į teismą ir toliau važinėjau. Tai supratau. Svarbiausia, žinai, kad atgautum pinigus, nes tai čia nesąmonė. Seniai, tai kito varianto nelabai ir yra. Tai, seniai, tai, jeigu apgautum 1000 eurų, pofik aš atleičiau, ta prasme. Bet tai čia nuo 7 štukų. Tai jeigu krastautų remontuoti šitą mašiną, tai ten ir 15 štukų remontas gali kainuoti. Jo, žinau, krasta daug prašo. Pažiūrėjau, ką tik kainas, nes irgi BMW turiu. Tai kaip sakant, niekur jie nedings, seniai, ir ačiū, kad palaikai. Aišku, palaikau, kodėl. Čia nesiemkim, pinigai yra skirti. Galvojau, susipjausim, o čia taip gražiai baigiam pokalbį. Nu, tai va tas ir svarbiausia. Tai ką, iki kito karto? Nu, iki. Na, neblogas pirmininkas, malonė. Linkėjimai, tau ir tavo bobą. Labą dieną. Labą dieną. Dėl šuniukų skambinam. Taip, klausau jūs. Ar liko dar prancūzskų buldogų? Taip, likę dar. Apie kuriuos mes šnekam kainą, pasakykit. Nu, aš tiesiog gavau duomenis, kad prancūzų buldogas. Taip, bet yra keletas, yra mažiukų, yra didelių. Ta prasme, jūs pagal skelbimą ar jums kažkas atsiuntė linką? Ta prasme, numerį davė. Ir tas man atsiuntė skelbimą mano sekretorė, legendinėme Gankų. Ačiū, nuolė. Supratau, kainą pasakykit, kurią mato skelbimą, tada papasakosiu biškį daugiau. Aš žiūrėkit dabar, aš kaip klientas manau, kad aš čia teisus, o ne jūs. Ir vienu žodžiu domina mažiukai, kad užaugint pačiam, kad išugdyt charakterį kovotojo, tikro šuns, o ne... Nes jūs vis tiek esat moteris, jūs turbūt lepinat juos, jie ten pavalgė, sotus ir ant visko dėję. Jo, ir stori, ir mūsų ridenasi. Taip, yra dvi vados. Viena yra flufikų vada, tai yra ilgaplaukiai, taip vadinami, minkšti, mažiau šeriasi, hipoalergeniniai ir visa kita. Kita vada yra mišrių, tai yra kreminiai, mėlyni, kitaip sakant, pilki, trumpaplaukiai, ilgaplaukiai, standartiniai. Visi yra su KCI FCI kilmės dokumentais, visi yra genetiškai testuoti nuo genetiškai paveldimų ligų. Visi turi Europasą, mikročipą ir viskas, kas priklauso. Tai vienu žodžiu palaukit. Kaina yra nuo 2000. Nuo 2000? Taip. Tai kaip automobilis, kaip BMW, galima sakyti. Aš nežinau, ar jūs BMW už 2000 nupirksit, nebent labai jau prastą. Kaip sakant, tikrai ne mano ir ne jūsų nosiai tokie BMW už 2000. Esam, abudu verslininkai esam. Vienu žodžiu, iškart sakau, aš ilgais plaukais nenoriu, todėl kad aš džiumbro neauginsiu. Pas mane turbūt prižiūrėtas, tvarkingas, stilingas, o ne apaugęs, kaip sakymas. O nereikalas, žinot. Dabar taip, sakėt, mėlynų yra? Taip yra. Žiūrėkit dabar. Nuotraukas, tas, kur matote, jeigu matot nuotrauką, tai yra šuniukas, yra mėlyni, yra mėlynas tigras, čiučiut šviesa, yra lelijinis, yra kreminiai. Aš vieną kartą jau Sibirę nuo tigro bėgiojau, daugiau nenoriu. Bet matau, pavyko pabėgti, ne? Kaip sakant, pavyko, bet, kaip sakant, ne visam. Supratau. Nukando porą pirštų, nes aš šakojausi. Supratau. Tai jeigu norite apžiūrėti, tai šuniukai yra Klaipėdoj. Viena vada.
daugiau nėra išlepinti. Maisto specifiką valgo ir visą kitą. Tikrai palepinti, kaip jūs ir sakot. Nu, Tai va, jeigu galite to žinot apžiūrėti. Jeigu jisai pas mane auks, jisai turės pats rasti maisto, pats už save kovot, pats ieškot, pats rast, pats išgyventi. Tu čia ne vaikas, čia šuo. Nu, Jisai nepaprašys. Aš matęs labai daug šunų, visokių gatvėj, benamių. Aš jums pasakysiu tai, ponas. Taip. Kai sako, aš nenoriu čia ilgai veltis, Taip. kaip jūs sakot, klientas visada teisus. Taip. Bet šuo yra tam, kad būtų lepinamas, o ne tam, kad jisai kažko pats ieškotų. Nu, kaip sakant, skiriasi mūsų požiūriai. Ne veltui aš esu baltas bilietas, o jūs turbūt normaliai boba. Nežinot, kam boba, kam ne boba. Nu, Bobas man... kaime būna, mes ne kaime, ne? Nu, bet... Kai sakau, jeigu kalbat, kalbėkit gražiai bei žaidimu, nes iš tikrųjų aš padėsiu ragelį, aš nenusiteikus klausyti dar kažko. Gerai, atsiprašau, labai žiūrėkit, tada apibendrinant pasakau, kad kviečiu susipažinti, kviečiu kavos, kviečiu į vakarėlį. Aš manęs nedomina, aš berniuką turiu. Gero jų vakarą. Ate. Labą dieną. Labą dieną. Pagal skelbimą. Taip, prašau. Ieškot unitazo, čia parašyta. Dangtelio. Ai, dangtelio, radot ar ne, nes mes turim daug pasirinkimų. Nu, neradau, žinokit, dar aš jo taip ir neradau. Man reikia bakeliui to dangtelio. Ir ten, žinokit, yra Čersanit Merida. Kokios firmos klozetas? Čersanitas. O nors kart naudojot jį, ar jisai tiesiog naujas? Čersanit Merida. Ne, bet ar jūs jį naudojot nors kartą? Naudojotės jo? Nu, tai aišku. Ir ką darėt, kakų ar sysiu? Koks jums skirtumas? Įdomu, nes aš esu mėgėjas užvalgyti kakučių. Taip, aš jums net nejuokauju čia šį kartą. Alio. Kas? Dėl BMW zvoniu. Ai, Klaudė, zvanyk. Kaip? Pažinočiau. Labą dieną. Labą. Dėl X5 skambinam. Taip. Domina, nes išskirtinis pasiūlymas čia pas jūs. Kad jau nebėra, senai. Tai ką, sudaužėt? Ką padarėm? Tai kur dingo X5 senį? Tu juokauji, nesu penktoku šnekėgi. Na? Kur dingo? Pavogė? Kas dėl? Mašiną. Pavogė mašiną ar kur dingo senį? Išskrydęs tu nu nafik. Na? Nori išėti? Pavogė. Nori gal išėti išsiaiškinti? Na, davai. Kur esi? Kieme, išėjai. Kieme. Tai kur tu esi? O kur tu, iš kur tu esi? Tu kaip iš kur esi? Kaip sakei? Iš kur tu esi, seni, šnekėk lietuviškai. Na, ko tu nori tu? Ko noriu? Rūlintis noriu. Na, ai, kiek, manai, daužy. Pala, o iš kur jūs esate? Rimtai, pasakykite, iš kokio miesto? O koks kritas? Noriu įvertinti, ar esate kaip... Tai žinai, tai atvažiuok, ateik į kiemas. Nugi pasakyk iš kokio miesto, ką tu čia paslapti, kad čia dramas darai, kas aš tau ciolkana. Aš nelabai suprantu, ko tu nori. Aš noriu su tavim susitikti ir pasiplakt, kaip su boika plakiausi. Ar jo galvai? Tas puspratis kažkas. Tai ir dabar tu žvengsi, kad tipo, aš psichinis ligonis? Na, taip, išeis per... Nu tai atšiūkink mane, išgydyk mane. Tik tokia nebepagydama tarp. Nu, a kas tu toks, kaimo balvonas? O, ką darys, yra kaip yra. Eik bulvių kast, eik cibulius raugint, eik agurkus skink. Ai, geriau Maksimą plasmasę nusiperki valgyt tada. Už ką tu pirksi, ubagas? Tai tu pirksi, aš tai turiu, va, cibulių, bulių, kaip sakai, pats sėdint. O aš valgau steikus, vok makaronus, sušius, kur japonai gamina. Geriausia kokybė Lietuvoje. Iš plasmasės tokios, ne? Plasmasė pas tave vietoj smegenų, Gabrieliau.
kur čia tokie vardą sugalvojai. O tai tu ne Gabrielius? Nu tai, aišku, kad ne. O tai koks tavo vardas? Nu, kodėl aš turiu sakydavo vardas. Girdi. Ką tu čia kažkokias paslaptėlės darai? Sakyk, koks vardas, iš kur esi, atvažiuosiu, išeinam, išsiaiškinam ir skirstumėt. O ką mes aiškinsim? Kaip tu šneki su vyrkais? Man labai nepatinka. A čia Lietuvos vyrkai čia tie skaitas dabar šiais laikais tokie. Tikrai, kad nebalvonėlis, patikėk tu manim. A tie, kur šūdus valga, jau vyrkai dabar skaitas. Ne iš gero gyvenimo aš to šūdus valgiau. Ar girdė? Nu, Atpažinai? nu, atpažinu, aišku, iš balsą atpažinu. Lietuvos legenda, pratesk. Aš Maibaks, taip ten kažkaip, tai 2000, ką aš žinau. Malonu. Ką tada? Atsiprašau, kad sutrukdžiau? Kaip sakot? Atsiprašau, kad sutrukdžiau. Ne, nieka tokia. Man atrodo, aš nuo tavęs labai greit prasileisčiau ir pabėgčiau. Nežinau, čia gali būti. Gerai, davai, seniai. Davai. Labą dieną. Labą. Na, dėl gaidžių skambiname. Taip. Ar liko dar? Dar kažkiek yra. Kiek maždaug? Kad žinot. Oi, žinokit, reiktų eiti pasižiūrėti. Bet jau nedaug. 5, 10. Ne, mažiau kokį 2-3. Vardai duoti jiems, ar bevardžiai? Tikrai bevardžiai. Nu, aš turėčiau gaidį, tai tikrai turėčiau kaip jį pavadinti, nes tikrai turiu draugų, kur panašiai elgėsi. Vienu žodžiu, kokios kainos? 5 eurai. Supratau, o iš Tauragės nebus nei vienas gaidys tenais? Tikrai ne. Nes yra toks savo veriukas draugelis, tai galvau, gal čia jisai pas jūs vienas toksai, nu nesvarbu. Vienu žodžiu, o dabar jie kastruoti, nekastruoti? Galim iškastruoti, jeigu reikia. Pati kastruojat ar vežat pas veterinarus? Oi, čia paslaptis. Kuo pati vardu esat? O, koks skirtumas? Domina pažintis su vyresnio amžiaus ūkininkė. Nu, tai tada ne čia pataikyti, jeigu su vyresnio amžiaus. Tai palaukit, gal pašnekam, palaukit. Vienu žodžiu dabar. Ar tie gaidžiai sėdėję? Gerai, viso. Viso Neturiu gero. apie ką su tavim kalbėti. Nesutarimo su jumis. Labą dieną. Labas vakaras. Nu, kam vakaras, kam diena, visi tais ne visi. Keliasi 7 ryto. Tėvai bakai tai panas, kad tu nori man. Ko noriu? Darbą pasiūlyti noriu. Aš tau pačiu pasiūlau. Du Jeigu tu į panas, dažykis nagus lapskytų į panas. Ir skirsk man kokią Amsterdamą, šiandien pandarose tai į panas. Atvaryk, ir čia jie tavęs įsitau tai bumbulas, nuo kujerį. Iš kur tu esi? Tu, iš burbulė, tu blei, vos minėtai pakrauti, lopas viršiuotas, supysiu kaip lopą nau. Nu, galva. Или стекарио, блядь, супейста, блядь, ушли подроша, на. Охуел вообще без компьютера, на. A kas tu toks čia toks, kad negalima skambinau? Нахуй ты нам все дебилен, на. O tai kas tu toks? Пусть нахуй, трипас. Pats eik tu nafig grybas, ateik čia, na. Alio. Kaip? Alio. Šešus nesvykdas. Labą dieną. Labą dieną. Skambinam dėl šuniukų, škotų nuliapausių. Neturim jau viskas. Tai kam skelbimą laikot, kam tylėjot? Tai tengi parašyta, kad rezervuotas. Rezervuotas man galvojau gal. O, gal jums? Nu, ne. Jau neturim. Tai ką, gal kažką tikit, ką parduodat kažkokiu, tai vilkšunių? Ką parduot? Gal vilkšunių turi dvarneškų kažkokiu, tai kažką tai. Norisi šuns, neslėpsiu.
Nu, tai pas mus šuniukų mes neturim, mes turėjom tik kačiukų. Ai, čia škotų nulepausyti šiandien šunis. Ne. O ar turite, pavyzdžiui, kažkokių tais gal automobilių pardavimui? Automobilių pardavimui neturim. Ką pati vairuojat? Mantas, čia tu? Taip, čia Mantas. Tai kur esi? Kas? Nu, kur tu esi, nu? Nu, kaip visada, kur aš galiu būti. Hatoj? Taip. Aš не знаю, кто ты звонит. Я думала, что это Mantas. Aš į avariją papuoliau. Supratau, nu gerai. Iki. Reikia nuo advokatų. Labadiena. Labas vakaras. Dėl muzikos pamokų. Aha, taip, klausau. Labai domina. Noriu užsiimti, turiu kaip ir hobį ir laisvo laiko atsirado. Aha, taip. Norėčiau padainuoti jums porą posmų, kad jūs įvertintumėt, ar yra kažkokia ateitis, ar nėra. O jūs iš Klaipėdos, iš Vilniaus? Kavianskas, sėdėjęs, kaip sakant. Ai, tai žinokite, mes Kaune neturime Kaune filialo. Tai kur turite, sakykit, nu, žiūrėsim. Nu, mes tik turime Klaipėdą ir Vilniuje. Klaipėdui daug ledovų bobų. Galiu jums pasiūlyti Klaipėdą Kaune yra Fasol studija. Ten galite pasiskambinti, ten, manau, galėtume susitarti. Nu gerai, tai galiu aš padainuoti vieną posmą, jūs įvertinkit bent jau. Žinokit, aš nesu lokalo mokytojas, aš tiesiog esu administratorius ir dėja jo negaliu dabar. Tai vis tiek prisilakęs baliuose dainuojat, ar ne? Nu, žinokite, tai sakau, mes Kaune neturime, tai labai dėkui už susidomėjimą ir jeigu domina, galite pasiskambinti kolegom Fasol studijai. Paskutinis klausimas, palaukit. Koks tai? Labą. Dėl kursų skambinam. Kokių kursų? Vairavimą domina lankyti. Tik papildomai gali. Tinka, nes iš tikrųjų yra pragertos teisės ir reikia atgauti. Ne, tą neruošiu. Tos pažymos aš tau negalėsiu užsirašyti. Klausyk, man reikia pažymos, man reikia mokintis vairuoti per naują ligonę. Gerai, tada visą. Davai. Labadiena. Labas vakaras. Na, ar instruktoriui paskambinome? Taip. Vienu žodžiu domina kursai, iškart sakau. Taip. Yra tekę girdėti apie jūsų darbo metodiką. Patiko. Aha. Čia ta prasme tau kursų tu šiaulietis? Taip, šiaulianskas kaimietis. Aha, šiaulietis. Nu tai... Ir teorija išsilaikęs, ar kaip čia? Teorija nėra kas veikti. Aš išsilaikiau, nes išmokai ir išlaikiai, o vairavimas jau yra sėkmės reikalas. Aha. Aš taip sakau. Nes aš kaip sakant. Tai tu nori užsirašyti eksternų, turi teoriją išsilaikęs. Ne ekstremui, normaliam vairavimui. Eksternui, tai reiškia, kad tu išlaikęs esi teoriją regitrui. Taip, aš išlaikęs, tu, aš esu gabus žmogus, pas mane atmintis dirba, patikėk tu manim, to efigėlba. Supratau. Tai 440 kursai eksternų, jeigu domis. Kiek laiko? Kokie laiko? Galimybė pradėti važinėti būtų nuo rugpjūčio 18. Sutartį pasirašys. Sutartį. O jeigu be sutarties gal išeitų kažkaip apeit sutartį, apeit? Ne. Tai ką jūs... Ne, viskas sutartimi, ne, nu ta prasme tau reikia sutartį vis tiek pasirašyti, kaip tu nori, ta prasme, kursus praeiti. Tu negalėsi eiti regitrą laikyti, pirmiausia turi ateiti į mokyklą, su mokykla pasirašyti sutartį, kad pradedi mokintis, pravažiuoti 15 pravažiavimų, išsilaikyti įskaitą ir tada jau gali eiti regitrą laikyti praktinį egzaminą. Kitaip nėra jokių šansų. Tai vienu žodžiu
Tai gal jūs norite, kad aš toliau girtas be teisų važinėčiau? Jūs norite to? Čia su kuo aš kalbu, man įdomu. Čia jūs šnekat su nuomonės formuotojų Lietuvos. Supratau. Gal atpažinot jau kas toks? Žinau, kas šis skamba. Nu, pasakykit kas. Maibaks, kaip suprantu. Nu, ir iš kur jūs mane žinote? Tai tu teisės turi ar neturi, aš nesuprantu, ar čia, ta prasme, tu dabar skambini dėl to, kad kažkokį laivą darai ir panašiai čia. Jums sakyt atvirai ar meluot? Nu, tai sakyk, kaip yra, nes, tokiu laiku šiaip skambinti, žinai, sekmadienį vakaras reiktų dieną skambinti. Jeigu, ta prasme, tais reikalais tikrai domies, nes aš nei Vilniuje, nei Kaune nedirbu, čia Šiauliai yra. Tai vienu žodžiu paklausykite, aš atsiprašau, bet paskambinau, kad paisikalinėt, nes darbas toks yra mano. Aha, supratau. Tikiuosi nepykstate. Ne, ko čia pyksi? Tai, kaip sakant, malonu, kad atpažinote. O tu turi dabar visas mokyklas taip skambinė, ar kaip čia? Iš kur tu prasme sugalvojai paskambinti čia į Šiaulius, nes nežinau. Atsitiktinė tvarka. Atsitiktinė tvarka. Tai visas dabar čia mokyklas skambiniai. Kaip sakėt? Sakau, visas mokyklas taip dabar skambini. Ne visas, bet šį vakarą paskambinsiu tikrai ne vienai. Nu, bet žinai, kai kiti žmonės yra didesnės mokyklas dirba darbo dienom, tai tau tą kelią nelabai kas kels. Nu, kaip sakant, numerių daug, laiko yra, žmogus labai talentingas, gabus, žinomas, sėkmingas, neprapulsiu. Supratau. Gerai, sėkmės. Ačiū. Viso? Viso gero. Šiaulianskas. Čia maladės Šiaulianskas. Šiaip tai Šiauliuose daug. Kristų Trofovų. Nu, bet aišku, ir labai daug afiginų čuvakų. Jūs supraskit klaidingai. Tiesiog aš teko ten pagyventi savaitėlę, tai baisu. Labą dieną. Labą dieną. Na, dėl vairavimo kursų skambiname. Kas? Kaip čia pasakė, su šią savaitę, kitą savaitę užteks visą. Tai man nėra skubu. Tai galiu išsiaiškinti porą detalių pradžioj. Taip, galite. Vienu žodžiu, vieną kartą aš buvau kursuose, kažkur prie Žaliakalnio, ten buvo toksai ofisas, aš užsirašiau. Ir vienu žodžiu buvo instruktorius toksai, jisai būdavo ir girtas ateidavo, ir priekabiaudavo, galimai homoseksualus. Kaip pats esate kaip žmogus? Gerai, viso gero, nėra apie ką aptarinėti. Klausyk tu. Nu čia persistengiau biškį, suklupau galbūt biškelį. Biškį taip, nežinau. Labą dieną. Labą vakarą. Nu, man vakaras tik po 12. Irgi gerai. Kaip sakant, kai gyvenimas yra pasisekęs, kai esi sėkmingas, pasiturintis, tai tikrai, kad vakaras vėlėja. Taip. Dėl kursų skambinu. Nu, klausau, kas domina. Domina mokintis vairuoti, nes esu pralakęs teisės, aš neslėpsiu, man yra niekiek negėda. Aha. O tai ką dabar kokioj padėtyje esi pats? Dabar athodnas, pachmelnas, bet atsišiukšinsiu. Tai pachmelnas ar ne pachmelnas, man neįdomu. Teisė reikaluose. Teisų reikaluose ką, būna savaitgaliais pavairuoju, bet be teisų. Pasakysiu atvirai. Pavairuoju, bet tai dabar kada atimtus teisės, ant kiek laiko? Atėmė metams, kada prieš vasarą čia užjudėjom normaliai Šanchajui ir prasidėjo bairiai. Nu tai dabar gerai, tai kas dabar bus toliau? Dabar, tai kiek dabar ant kiek laiko, to metus laiko atimė, jo? Jo, bet aš noriu jau pradėti laikytis, nes tikrai man reikia, pas mane 2 precepai yra, man ir darbą važinėti reikia, aš ir viską. Patikėk, gyvenimas nėra saldus, patikėk. Kiek pripūtei? 136. Lengvas girtumas, baudžiamoji byla. Ne, sunkus girtumas baudžiamoji, lengvas ne. Ai, ne?
Ne. Virš pusantros sunkus yra. Tai kaip Nu sakant, tai administracinė gavai. nu tai aš jeigu pusantros išgeriu, aš jau vairuoti negaliu, aš jau viskas, aš jau ir galvos Dabar nepalaikau. tu ten pažeidėjų kursus baigęs. Nu ne, o ką man jie? Tai dabar klausyk, tau reikia pažeidėjų kursus. Tai kada tau baigėsi laikas teismo atsiėmimui? Tai kai manęs grąžins, tai aš iškart nueinu ir pasiimu, tada man minutė iki mentūros. Tu čia kažkur tai ne taip galvoji, ne taip kalbi. Nesupranti, ką kalbi. Tau niekas jų negrąžins, žinai, ar ne? Kodėl negrąžins, tai man metą matėme. Ta? Man metą matėme, seniai, ką tu čia bazariš? Tai, blėt, jeigu tau metą matėme, tai tu dabar kojas atsiimsi, tai pražilsi, jeigu nežymas. Jeigu neplykas, tai prapliksi. Tu Klausyk, žinai, tik reikalų. tai ką tu man siūlai, starai? Nieko tau nesiūlo, siūlo įsiblaivyt. Ir jeigu nori ir pasakyt man, kada tau baigėsi laikas, kada baigėsi srokas. Pats tipo negeri, tai iš balso girdžiu, kad mėgėjas pakelt taurelę. Jo, blėt, taurelė. Nori gal išėti pasiplakt kažkur tais šilainiuose? Tai girdi, ką sakau, ar ne? Tai aš girdžiu, mane jau kas ima, kažkaip ir senė. Nu tai va, tai klausyk dabar. Man pasakai, kada tau baigėsi laikas teisų atėmimo. Man atėmė gegužės 3. Tai tau dabar gegužės 3 kitą metą viskas pasibaigs. Nu, daug dievinės iš jau mane prigąsdino, kad aš čia neduos, kad aš čia galvą negalvoju, kad aš čia kažką tu juokauju. Tu čia Neduos, niekas tau teisų neduos. Tu turėsi eiti mokytis, išklausyti kursų visą krūvą. Senė, supranti, iš manęs teisės atėmė, bet kortelė tai liko teisų ir viskas. Tai kas ta kortelė? Nu, tai parodai, policijai parodai ir sako, važiuok, ar ne? Jo, blėt, koks gudras tu, a? A dažnai rodai tu ją. Sėdėjęs 14 metų aš. Tai jis sėdėjęs ar gulėjęs, man vienodai šviečia. Vieną kartą Vokietijoje čuvaką rūlinau. Oi, Dieve. Nu į nafik. Labą dieną. Labas. Dėl kursų. Dėl kokių kursų? Automatinė pavarų dėžė vairuot. Neklausau jūsų. Domina kursai, kadangi jau man egzaminai ant nosies. Kokie egzaminai? Egzaminai būtų tiek teorija, tiek vairavimas, kadangi esu veiklus žmogus. Nuo pradžių pradedam. Reiškia, jūs niekada neturėjote B kategorijos. Nu niekada, o ką dabar jūs iš manęs tyčiasitės? Jūs kokiu tikslu čia skambinate? Aš jau minėjau, kad dėl kursų, dėdė. Dėdė, jūs sakėte, kad jūs užimtas ar dar kažką darot. Mes nebe tai. Mes susirinkom pakalbėti dabar, ką jūs norite. Tai nuo to ir pradėkite. Noriu. Jūs apie kažkokius egzaminus kalbate. Jūs norite įgyti B kategoriją, teisingai? Taip, o kokią daugiau? A, B, C, D, E yra daug kategorijų yra. A1, A2, nu pilna kategorijų. Tai jūs paskambinat pasidomėti, kokie kategorijų yra. Jūs sakykit, kokiu tikslu skambinat ir tada bus produktyvu, nes čia mes iš tuščio kelio dabar kalbam. Daug kalbam, nulis informacijos kol kas. Nu vis tiek aš noriu mokytis vairuoti su jumis, būtent su jumis, nes girdėjau, kad... Gerai, judam į priekį. Jūs dabar teorijos egzaminą esate išsilaikęs ar ne? Ne, kadangi neturiu aš laiko mokytis tiek daug. Nu vis tiek reikės išsilaikyti, ar turit ar neturit, vis tiek kitaip nebus. Nu tai pradžioje gal vairavimo, paskui teorija. Tai kad įstatymai mums sako kitaip daryti. Tai nėra tokios galimybės, kaip jūs sakote. O tai ką jūs ne chuliganas, ką jūs boba, ką jūs bijot rizikuot?
Tai galim parizikuoti, bet apie kokią temą kalbam, galim šokti iš lėktuvo su vienu parašiutu dviesi ir tada rizikuosim, kuris iš mūsų turės jį. Tai čia yra. Nu, Tai kaip kiek sakant, panorėjot, ar jums liūdna namuose? Neturi su ką pašnekėti? pusiau tiesiog noriu ir vairuoti išmokti, Matau. ir pasirūlint. Na, aišku. Nu, nežinau, turbūt gal šiandien ne sekmadienio vakaras. Gerai, paklausykit. Paskutinį klausimą turiu, gerai? Taip, prašau. Ar domina jūs vaikinas, ar domina jūs santykiai su manimi? Šiaip įdomi, jūs čia šnekat, nežinau, ar jūs čia viskas gerai ar negerai čia su jūsų... Aš noriu jūs pakibinti, norėčiau suvilioti jūs. Tai aš čia palaukite, jungsiu diktofoną ir rašysiu jūsų. Labą dieną. Kokia diena vakaras? Nu, man vakaras tik po 12. Kaip sakėt? Klausom. Sakau, domina kursai vairavimo. Ai, dėl vairavimo atleiskit. Sekmadienis jau tik grįžau, tai gerai galiu padėti, prašau. Tai kada galim pradėti, kokios kainos, kuom užsiimat, kas per žmogus pats esat, ar grubus, ar koks? Nesupratau, kad jūs grafai. Aš padėti galiu paruošti greitai per vieną kartą du regitrą, prakonsultuoti, kad klaidų nedarytumėt, galiu padėti išlaikyti egzaminą. Taip. Sekmadienio vakarą klausimai tokie, kad čia jau nereikia, gal. O ką tas sekmadienis, ką jūs labai tikintis, kažkoks katalikas? Nesupratau, kur jūs skambinat, jūs kalbatės dėl laiko, dėl padėjimo, pas mokytą skambinat. Pagalbos ar kažkokia, ką jūs čia knysat man kažką, aš nesupratau. Nu, aš skambinu dėl kursų, be abejo, tai aišku, kad nepasipisti. Perkatės laikas, sakykit, paskambinsiu prieš važiuojant. Tai kokios jūsų darbo valandos vėlgi? Kas jūs per žmogus? Nieko nepasakėt. Jūs suprantat, kad mūsų supuvęs pokalbis netvarkingas, nors suprantat. Kad jūs nemandagiai su mokytoju kalbat iš vis. Klausyk, o tu žinai, kas aš toks? Nu, kas aš toks? Esu labai sėkmingas verslininkas, išsilavinęs, gabus, talentingas, labai puikiai žinomas Lietuvoje. Ir tu dabar man sakai, kad Lievas po... Taip halavot, tai kas su tas žmogus, tai tarkitės, prašau, pagalba, aš inteligentiškas žmogus, tarkitės laiką, sakykite, aš paskambinsiu, kada egzaminas, kada reikia. O kas čia yra įžeidžiančio paklausti, koks žmogus? Tai... Kaip aš turiu charakterizuoti, kaip aš turiu apie save charakterizuoti? Patirties daug metų dirbu, galiu padėti greitai, kad klaidų nedaryti. Žinot, kodėl aš klausiu? Nu. Nes vieną kartą buvau susidūręs su instruktorium, kuris buvo kaip ir homoseksualus. Ir jisai mane kibino, lietė. Tai aš galvoju, o jeigu jūs toks pats? Tai gal visi tokie, tai tikrai netoks. Tai čia gal jūs pagal save sprendžiat. Aš žinau, man tokie klausimai, man tokių nebuvo dar klausimų. Buvo vienas, tarp kitko, panašus į jūs skambino, tai jis pats prisipažino, nu kaip, skambina dėl pamokų, grinai, kaip iš... pakalbėti, aš gal paaišau, aš gal klystu, gal jūs netoks, gal normalu. Gerai. Taip nekalbama. Gerai. Jūs nors kartą buvo balėtės? Kas? Jūs nors kartą buvo balėtės, nors kartą rūlinatės? Tai jūs jau kalbat, čia jūs ne pamokų norit, jūs čia kažkokį šūdą malat. Klausyk. Kaip žinokit, aš tai pinčius priemonius, man tokį pokalbį nepraeina. Reikia tarkitės dėl pamokos padėsiu. O jeigu permėgot kartu? Tai va, jūs pagal save neskambinat pas metai kimsios priemonės. Atšert nenorit manęs? Labą dieną. Sveiki. Dėl vokalo pamokų. Taip. Dainuot. Viskas, ko aš noriu, šios vasaros gale ir rudenį, tai tik dainuot. Neišgirdau, kaip. Sakau, domina dainavimo pamokos. Nu taip, galim pabandyti, jeigu ten rytoj, pavyzdžiui, ar tiktų kitą savaitę, kada patogiau. O gal galėčiau vieną posmą kitą padainuot. Įvertinsit kažką? Jeigu galima tada įrašą atsiųsti. Palaukit sekundę, paklausykit. Лето, солнце, жара,
Танцуй до утра. Tai galim pabandyti susitikti ir paimsim dainą, tada pažiūrėsim visą tą struktūrą. Dar vienas, žiūrėkit. Only love can hurt like this. Only love can hurt like this. And everybody just are liars. Kaip šitas. Nu, yra kur padirbėti, tai su to kvėpavimo ir kaip kontroliuoti geriau dainavimą. Tai Paskutinė daina, žiūrėkit. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Каждая девчонка хочет танцевать с тобой. Sigma, sigma boy, sigma boy, sigma boy. Я такая все, траля-ля, траля-ля. nu, čia sutinka pasakyti, nes reikia kažkokią konkrečią dainą paimti ir žiūrėti, kaip pavyksta tą tonaciją išlaikyti. Nu, kaip sakant, aš savo mokslis. Paskutinį kartą parepuosiu biškį. Рулями звелейки, верхние панары, там панарская тусовка, на 42-м, там считает пес про свой район. Добро пожаловать в Панары, этот маленький район, здесь все идет своим путем, тусовки в центре. Кто был у нас, то знает, какой тусовки посещает. Корабли, Дали. Kaip šitas. Nu, sakau, čia ekspresijos reikia viskio tokių niuansų yra. Ir tą visą gyvai galėčiau parodyti. O iš kokio miesto esate? Kaip? Iš kokio miesto esate? Vilnius. Vienu žodžiu, o šitą jūs... Jeigu nuotoliniu būdu galima, bet visada galima kažką pagaudyti. Tai reikia tada žiūrėti, kad kokybiškas ryšys būtų. Tai galima ir nuotoliniu bandyti. O jūs mokote dainuoti tik lietuviškai ar visom kalbom ar keliom kalbom kažkaip? Lietuviškai, rusiškai, angliškai. O pats gal galite padainuoti, kaip pats dainuojat? Tai galim paklausyti įrašų. Įrašų yra Spotify, YouTube. O jeigu gyvai man čia kaip klientui, kaip mokiniui, iškart čia nuoširdžiai. Tai sakau, yra įrašų ir galim paklausyti. Gerai. Tai jūs esate dainininkas, pats atlikėjas, grupę turite ar kaip? Taip, turiu savo grupę ir pats instrumentavo kūrybą ir vokalas. O koks jūsų mėgstamiausias dainininkas Lietuvoje? Nu, nėra tokio. Nu, kaip Minedas, pavyzdžiui, Bavarija. Čia jau visai kita stilistika, kuri netitinka pagal skonį. OG version. Ne. Iš užsienio. Nu, pasaulį, ką jūs labiausiai vertinat? Tai geriausia susitikti gyvai, tada viską galėsiu papasakoti ir paaiškinti kiekvieną detalę. Gerai, paskutinis klausimas. Ar pats esat, ar gal ieškot vaikino, gal ieškot santykių nestandartinių? Nesupratau klausimą, čia prie ko. Gyvai susitinka, tada pakalbėsim. Nu, aš tiesiai šviesiai klausiu, ar esate homoseksualus, ar vis tik kaip visi? Prie ko šitas klausimas? Tiesiog klausiu, nes tik klausiu, aš kaip jūsų nevadinugi. Ne, arba vyksta pamokos, arba tiesiog eiti į vieną vietą, ką aš galiu pasiūlyti. O jeigu po pamokų ant stalo mane taip, op. Klausyk. Gyvai pasakyk, aš tau atsakysiu. Gerai, juokauju, dėdė, juokauju, atsiprašau. Iki greito. Alio. Tai nesupratau, ta prasme, kažką planuojama, čia kažkoks pizdavojimas. Nu kaip, tai jau ką jūs mane dabar jau verčiat pas jūs eit mokytis? Kaip? Jūs, nu tai aš galiu pagalvoti, apsispręsti iki pirmadienio, jūs čia mane jau spaudina. Supratau, gerai, lauks tada. Labai ačiū. Viso. Gerai. Labą dieną. Labą dieną. Ieškot slaugės pagal skelbimą? Slaugės ieškau, taip. Domina. Nu, domina, bet geriausiai būtų, kad
Dėl kokių priežasčių? Nu, nelabai matau vyrą keičiantį sauskelnį, plaunantį moterį seną, gaminantį pietų. Nu, kaip sakant... Tvarkančių namus. Aš suprantu, kad vyrai tai geriau daro, negu moterys. Bet kažkaip... Aš pagal save žinau, kad geriau. Bet kad yra norinčių tokį darbą daryti, kad yra priversti, kaip aš, tai vienas reikalas. Bet savanori. Nu, tai jūs pats... Jūs neįsižeiskite, aišku, kad aš taip sakiau. Jūs neturit, nieko prieš neturiu. Ne. Sakykit, jūs patirtį turite kažkokią? Ką turime? Patirtį, darbo patirtį turite? Sėdėjęs, aš tiesiog tik sėdėjęs ir tiek. Tik sėdėti? Sėdėjęs, nu, v Lukiškach. Nu, Lukiškach sėdėjęs? Aš suprantu, kad patirtį su moterim, nu, su močiutė sena, beveik 100 metų. Ar jūs turit patirtį darbo patirtį su tokia žmogu? Nu, aš turėjau savo babanę, tai ką žinau, aš tiesiog su ją pagerdavau ir tiek. Nu, niekad nelabai žinote, nepykit. Nu, tai gerai, tai kokie pas jūs reikalavimai, kad būtų boba, kas toliau? Ne, nebūtina, kad boba, kad būtų tvarkingas žmogus. Visų pirmiausia, ne, kad gyventų čia, galėtų maitinti, pagaminti pietų, pakeisti sauskelnius, visą tą darbą, jeigu jūs kada nors turėjot, ką nors prižiūrėjot, tai jūs žinot, ką reikia žmogui, kuris nevaikščio, ne? Nu tai gerai, pavyzdžiui, gerai, aš tada galiu jums pasiūlyti tokį variantą, kad aš pakeičiu pampersus ir dar viską suvalgau, kas ten viduj pampersuose. Kodėl jūs taip sakot? Juokauju, aš tai nieko aš nevalgiau. Aš tai tau teigiai mėgstu. Vienu žodžiu, tai kaip ir neišeina sutart, bet matau, kad ir pas toksai pasikėlęs, problematiškas, daug šnekat. Daug šneku? Taip, jūs labai daug šnekat, aš manau, kad netgi galėtų ir darbo vietoj konfliktai mums su jumis kilt. Konfliktai, jeigu žmogus yra nulemkęs, kaip čia, mėgsta konfliktus, tai jis randa ir ant tuščios vietos. Aš nesu konfliktas žmogus toks, mėgstantis konfliktuoti. Nu, bet šneka daug. Nu, tai šneku, jūs kalbat, jūs užduodat klausimą. Aš stengiuosi jo kažkaip atsakyti. Gerai, tai jūs, pavyzdžiui, daug kartų malkų gavęs? Malkų? Nebuvo už ką? Nu, supratau. O pats kaip žmogus, kas esat, kuom užsiimat gyvenime? Nu, šitą tai aš turėčiau jums tokius klausimus užduoti, o ne jūs man. Nu, aš išdrįsau, aš nebijau, man įdomu. Nu, dėl įdomumo tai jums reikia kreipti kažkur kitur. Čia reikia kreiptis dėl darbo. Pas mane. O gal jūs norite mano babanę prižiūrėti? Ne, nenoriu. Aš savo turiu. Jeigu ką kviečiam? Ne, nenoriu. Vienu žodžiu, o pas jūs toksai akcentas jaučiasi? Gal ne lietuvis? Ne, aš ne lietuvis. Kas toks būsit? Nu, Lenkas aš esu. Vietinis. Tai Portugalas? Ne, Lenkas. Nu, supratau. Iš kokio rajono būsit? Vilniaus rajono. Ten daugiausiai yra Lenkų. Nu, kaip sakant, Trakuose irgi kas trečias Lenkas? Nu, čia yra Vilniaus rajonas. Nu, ne, Trakų rajonas yra, nu, čia. Nu, pavadinimas kitas tiesiog. Ką sakyt? Tai vienu žodžiu gerai, tai jūs vienu žodžiu gal ieškokit jūs bobos, o aš varau gal įsidarbinsiu vadybininkų kažkur tais prie kriptovaliutų, bet tikrai, kad ne kažkokią babanę žiūrėtų. Davai?
Nu, tai jūs man paskambinat, ne aš. Tai aš čia visą vakarą skambinėjau visiems išsikalinėjau. Tai jūs tiesiog pakalbėti nori su kažko, ne? Darbas, Su šitą reikalą aš suprantu. darbas toks. Jo, šitą reikalą aš suprantu. Seniai sėdėjai? O už ką? Pasakai, kad sėdėjai kalėjime. Ai, buliama, prieš 4 metus kokius. Aha. Nieko. Lukiškėse jau uždarytas. Pravieniškės kartai pas mus dar yra. Alytus, Pravieniškės, kur buvai? Nu tai mane uždarė trumpam šitom Kaune, o paskui į Pravienus. O ten yra durnių, ne? Visko pasižiūrėjau iš tikrųjų ir daviau malkų. Nedaug dievai, jau tokių durnių ten yra. Aš skatau, kad stiprus žmogus, kuris išeina iš tenais ir su sveiku protu. Labai stiprus. Nu, tikrai nesu lochelis, patikėkit. Nu jo, gali būti. O pats nesėdėjęs? Ne, bet daug turiu pažįstamų. Bendrauju su tokiais O kartais. Nu. Durchatui negulėjęs? O bobą turit? Bobą turiu. Kiek pačio metų? 5-5. Отличник. Круглый. Jau ne malalietka, senai kaip sako. Nu, laikau dar formą. Tai šitą, o kokiom kalbom šnekat? Nu, truputį lietuvių kalbą žinau. Lenkų rusų daugiausiai, nu ir viskas. Ką manot apie karą? Apie ką? Apie karą, ką manot? Jo. Nežinau, stengiuosi, nežiūriu televizorius visiškai. Supratau. Savo nuomonės neturiu. Jeigu aš kariaučiau, tai aš gal žinočiau, apie ką kalbėti. O šiaip, kada žmogus ten nebuvo, tai ką taip gali pasakyti. Ką Kada šitą neragavęs yra. norėtumėt pakeisti Lietuvoje? Kas jums nepatinka Lietuvoje? Lietuvoje nepatinka. Ai, nežinau. Nebuvau niekur kitur, negyvenau, kad galėčiau palyginti. Priimu viską, kas yra, nu ir tiek. Ką pats gero gyvenime pasiekęs? Kokie pasiekimai gyvenime? Ką pasiekęs gyvenime esat? Kokie pasiekimai? Ai, jokių didelio. Tiesiog stengiuosi būti laimingas su to, ką turiu. Aš nesistengiu kažkokio ten pasiekti didelio lygio ar komforto gyvenimo. Nu, aš pastebėjau, kad Lenkai ganėtinai paprasti žmonės tokie, nepasikėlę. Ai, įvairių yra. Oi, labai įvairių. Ne, tai jo, bet aš sakau, vat, taip, kaip čia pasakyti, bendrai paėmus. Nu, bendrai paėmus, žinai, jeigu lyginti Lenkus čia iš Lietuvos, iš Vilniaus, tai yra didelis skirtumas tarp šitų Lenkų iš Lenkijos. Nors mes tam, stiliuosam. Girdėjau šitą dalyką, girdėjau. Nu. Tai vienu žodžiu dabar tokį klausimą turiu, vat aš pavyzdžiui Vokietijoje vieną kartą čia vakar rūlinau. Jūs niekart nedarėte to? Ne. Nedomina? Ne. Ką? Vokietijoje girtas buvau. Ir kažkaip tai davė cigaretę, sakau, nu pofik, davai. Moterų nebuvo. Tas tiesiog įdomu, daug pasidomu. Norėjau pabandyti kažką naujo. Eiktų savo. Yra tokių dalykų gyvenime, kurie geriau nebandyti. Nu kodėl? Visko iš šalies bandyti, ko nebandęs esi. Pravienuose buvo vienas čiuvakas, kurį kiekvieną antradienį darydavo. Ne, nu, čia kita vieta yra. Tai jūs pats tik tai su bobom būnat, su čiuvakės nebūnat? Ne. Net tokios minties nėra. Taigi Europa, ne Rusijoje gyvena. Na, kaip
tegul gyvena. Manęs tai neliečia, ne Europą. Nu kaip jūs reaguotumėt, vat, turite draugą ir sužinot, kad jisai su čiuvakais duodasi, rūdinasi ir taip toliau. Nežinau. Net negalvoju apie tai. Nesuku savo, neužšiukščinu savo protą tokiais dalykais. Nu tai ką, gerai, tada pas mane jau darbo diena baigėsi, gal susiskambinam kitą dieną. Ai, gal ir nebūtina. Nu, kaip sakant, matau, kad norų nedegat, o aš noriu bendrauti. Gal ir nebūtina. Vis tiek ačiū už skambutį. Iki greitų, davai. Iki. Nu kaip aš jums, Stalicų į Lenką prigavau. Va tokį man.